Sveiki atvykę į Libra Lures kanalą. Šiandieninėme epizode norėčiau Jums parodyti mūsų naują modelį Blackess Slowtail 8,2 coliai 210 mm. Šiuo metu jis yra tik vieno dydžio. Tai dar vienas masalas iš Vertical Pelagit serijos. Taigi kviečiu Jūs pasižiūrėti naujausią epizodą. Blackess Slowtail yra masalas, skirtas vadinamajam vertikaliam žvejybos būdui. Jis puikiai tinka ir žvejybai metant nuo kranto. Ja galima apginkluoti perveriamų kabliuku, įprasta standartinė jig galvute arba wolframine galvute su papildomu trišakiu kabliuku. Taip pat yra daugybė įvairių apginklavimo būdų, kurios taip pat rasite mūsų svetainėje www.libralures.com. Blacke, kaip jau minėjau anksčiau, yra tik vieno dydžio. Šio masalo svoris yra 30 gramų, ilgis 8,2 coliai, tai yra 210 mm. Pakuotėje yra viena vienetė. Spalvų yra 12, kaip ir visa Vertical serija. Kiekvienam modeliui šiuo metu turime 12 spalvų. Šią spalvų paletę plėsime ir didinsime, bet tai jau kitam sezonui. Taigi šiuo metu yra 12 Blackero spalvų. Šias spalvas pats kūriau pagal savo poreikius. Manau, kad tai yra patikrintos ir veiksmingos spalvos. Galbūt ne visiems vandens telkiniams, bet manau, kad kiekvienas ras savo tinkamą variantą. Bleikas, gal trumpai apie masalą. Masalas su tikroviška žuvies žvynų imitacija. Stengiamės čia parodyti net mažiausias masalo detalės. Tai tipiška auklėjos forma su pintailu čia į elipsės formos uodegą, kuri puikiai perduoda judesius, kai dirbame su meškerės viršūnėle. Akvariume patys tuo įsitikinsite. Kaip matote, čia jau turime kelis masalus sukomplektuotus. Pirmasis variantas – masalas šiuo metu dar be trišakio kabliuko, bet norėjome Jums parodyti, kaip galima pritaikyti įvairių svorių galvutės, kurios yra prieinamos internete, nupjaunant mūsų masalo galvą ir pritaikant ją prie korpuso. Čia taip pat turime parduotuvinės galvutės, parinktas su tvirtinimais dvigubam suktukui, viengubam suktukui ir įsegame trišakį kabliuką. Kaip matote, čia yra wolframinė galvutė, skirta žvejybai iš vadinamosios žibintuvėlio, kaip dabar dažnai vadinama. Taip pat tinka žvejoti sterkus vandens storymėje, bet metant nuo kranto. Taip pat čia metant naudojame įvairius variantus, kalbant apie apginklavimą, ir aš asmeniškai naudoju 5, 7 ir 10 gramų galvutės, įsukamus tvirtinimus arba wolframinės galvutės. Kaip matote čia, papildomai vietoje jig galvutės naudoju trišakį kabliuką. Taip pat galima apginkluoti ir jig galvutę. Aš naudoju wolframinės jig galvutės. Taip pat galima apginkluoti ir švelniau, bet man atrodo, kad žvejojant vandens storymėje trišakis kabliukas yra daug efektyvesnis, kai kalbame apie tuščius kibimus. Todėl labiau rekomenduočiau žvejoti su trišakiu kabliuku vietoje galvutės. Dabar Jums parodysiu, kaip apginkluoti tokį slūgą su pagrindinė įsukama švininė galvute kartu su trišakiu kabliuku, taip pat su žuvies galva ant šarnyro su suktuku, taip pat su trišakiu kabliuku. Likusį pastiprinimą, kaip minėjau, galite rasti mūsų svetainėje.
Ten rasite išsamų aprašymą ne tik šiam, bet ir kitiems masalams, kur nurodyti kabliukų dydžiai, svarelių dydžiai, jų svoris bei įranga, kuri skirta žvejybai būtent su mūsų masalais. Taigi dabar parodysiu jums, kaip paprasčiausių būdų užmasalinti slaugą. Turime suktuką, du jungiamuosius žiedelius, standartinį trišakį kabliuką, netgi neįsegamą, tiesiog standartinį ir jį galvutę, pagamintą iš švino, žuvies galvos formos įsukamą, plus žirklės. Tik tiek mums reikia, kad viską tinkamai užmasalintume. Pirmiausia, paimame masalą. Išsimatuojame ilgį. Aš čia jau pasimatavau, kad užtenka nukirpti šioje vietoje. Paimame žirkles, nukerpame. Geriau ilgesnėmis. Įsukame. Šiek tiek įsmeigiame į galvutę, įsukame. Ir patikriname, ar pavyko pritaikyti mūsų masalą prie galvutės. Toliau paimame trišakį kabliuką. Aš sujungimo žiedus uždedu naudodamas mažas reples. Nenaudoju specialių įrankių žiedams montuoti. Nežinau kodėl, bet taip jau išmokau. Dabar taip. Ta trišakį kabliuką galime arba prisegti čia prie mažo sraigtelio, įsegdami jį į korpusą. Tada turime du atvirus dyglius ir vieną pagrindinį. Arba, kaip dauguma daro, nespausdami per jėgą, paslėpti visą trišakį kabliuką. Tada jis tvirtai laikosi, viskas gražiai priglūdę. Nedaryk to. Tiesiog lengvai pritvirtinkite kabliuką taip, kad jis iššoktų iš mūsų masalo. Taigi, lengvai įspaudžiame. Nesvarbu, tai inkaro pozicija. Aš asmeniškai kreipiu dėmesį į tokius dalykus, bet tai jau ko gero perdėta. Taip pat netrukus parodysiu, kaip įsukti į šią vietą specialius sraigtelius, kuriais tvirtinu trišakį kabliuką. Taip pat yra specialūs magnetai ant sraigtelių, prie kurių vėliau pridedame trišakį kabliuką ir jis laikosi reikiamoje padėtyje. Štai taip atrodo mūsų sraigteliai nugarai, kurie skirti kabliuko pozicijai nustatyti. Dabar parodysiu, kaip tai padaryti. Išmatuojame, kur pagrindinė trišakio kabliuko šakutė išlenda. Pažymime tai pirštu. Tada įsmeigiame ir atsargiai, tiesiog įsukame mūsų atramėlę. Kabliukas labai lengvai išsima iš šios atramėlės, tad mes jį ištiesiname ir kai jau turime atramėlę visiškai įsuktą, tada pridedame kabliuko šakutę ir trišakis gražiai, tvarkingai priglunda prie korpuso, o visi trys ašmenys lieka visiškai atviri. Pažiūrėkite. Antras variantas – taip pat žuvies galva pritaikyta, apkirpta. Čia spalviškai viskas suderinta ir taip pat turime trišakį su jau paruoštais kaiščiais, taigi nieko nereikia įsukti, kaiščiai jau paruošti ir tada visi trys ašmenys turėtų būti prieinami. Užfiksuojame ir užfiksuojame trišakį ant kaiščių, nenaudodami vadinamosios atramėlės. Irgi turime 3 prieinamus ašmenis. Kitas būdas yra toks pats. Šį kartą galvutė yra prisukama švininė. Šiuo atveju čia nenupjauname žuvytės galvos, o įsukame spyruoklę. Mūsų masalos snukutis.
Čia kaip tik turime Mikado švininę galvutę. Sveikinu Mikado vaikinus. Puikus prekės ženklas, gaminantis labai gerus dalykus, tokius kaip žirklutės, galvutės. Visi čia matomi kabliukai taip pat yra iš Mikado. Taigi, sveikinimai vaikinams. Ir čia turime paprastą galvutę. Sujungimo žiedas kartu su įsegama trišake. Ir darome tą patį. Įsegame savo sistemėlę į galvutę. Ir užkabiname masalą. Taip pat galime masalą kabinti iš apačios, kai sterkai nekyla, maitinasi labai arti dugno ir mes masalo pernelyg aukštai nuo jų neatitraukiame. Tai yra, rodome masalą virš dugno, lengvai jį judindami. O sterkai priplaukia po juo ir tada dažnai pakelia gumą, sukeldami vadinamosius tuščius kibimus. Tada verta atkabinti ir perverti masalą ant apatinės kilpelės, bet tai darome daugiausia sekliame vandenyje arba, kaip jau minėjau, kai sterkai labai stipriai laikosi prie dugno. Kalbant apie žvejybą metant, mūsų masalą galite uždėti ne tik ant mūsų įvairiausių masalų, bet norėtume jums parodyti trumpą kabliuką. Čia kaip tik turiu 4 nulių dydžio kabliuką, kuris gali būti šiek tiek per trumpas. 5 dydžio būtų geresnis, nors šiai masalui šis irgi tinka, o tada prijungti pavadėlį ir mažą trišakį kabliuką 6 ar 8 dydžio. Čia šioje vietoje iš karto užrišu ant plieninio arba storos šamų pintos valos pavadėlio, kaip minėjau, kad lydekos dantys lengvai neperkastų. Taigi manau, kad apie slugą tiek ir būtų. Vienintelis dalykas, kurio nepaminėjau, tai kad, kaip pats pavadinimas sako, blakiai rakuoja, kurią mėgsta ne tik sterkai, bet ir lydekos. Asmeniškai man netgi pavyko neseniai pagauti šamą, kuris siekia 160 cm, kai buvau su sūnumi žvejyboje. Taigi manau, kad tokią kuojytę bet kuris plėšrūnas mielai prarytų. O kitame epizode bus kažkas specialiai lydekoms. Tai projektas, dėl kurio ilgai negalėjome ramiai miegoti, bet jau galiu jums parodyti, viskas išbandyta. Beje, keletas žmonių jau su tuo sėkmingai žvejoja. Aš tau parodysiu štai kaip. Tai yra 3 modelis iš 4, kuriuos šiemet pristatysime, Frogtattle Tail 210 mm 8,5 colio, tad manau, kad ši varlytė jums irgi patiks. Apie šią varlytę pakalbėsime kitame epizode, į kurį nuoširdžiai jūs kviečiu. Tikiuosi, kad jūsų nenuobodžinau. Iki greito, laikykitės.